Rubriką remia knygynas Pegasas. Labas rytas, mėlyjeji, jūsų dėmesiui naujausių knygų apžvalga. Pirmoji knyga, kurią šį rytą aš noriu jums pristatyti, yra Dorothy Cumpson romanas Labanakt gražuolė. Ši rašytoja mūsų skaitytojams žinoma iš knygos Mano geriausios draugės dukra, kurioje jinai išbandė moteriškos draugystės tvirtumą neištikimybės akivaizdoje. Naujajame romane Dorothy Cumpson vėlgi nagrinėja žmonių tarpusavio santykius. Ir šį kartą vėlgi vienoje svarstyklių pusėje yra santuokinė ištikimybė, o kitoje ilgalaikė draugystė. Tiesa, istorija labai neįprasta, todėl nesunku suprasti istorijos herojus, kurie yra pasiklydę savo jausmuose. Malas ir Nova yra geriausi draugai nuo vaikystės. Malas su žmona Stephanie negali turėti vaikų, todėl paprašo Novos tapti pakaitinę motiną. Nova sutinka, nors nujaučia, kad šis sprendimas gali kainuoti jiems draugystę. Ir jos būgštavimai pasitvirtina, kai Stephanie aptinka Malo telefone žinutę siųstą Novai. Joje rašoma Labanakt gražuolė. Įskaudinta žmona supranta, kad norėdama išsaugoti santuoką turi nutraukti bet kokius ryšius su Nova ir negimusiu kūdikiu. Jaudinantis ir įtaigus romanas tiems, kuriuos domina žmonių tarpusavio santykių paslaptys. Tęsdama šeimos planavimo temą, noriu pasiūlyti pakankamai kontroversišką knygą pavadinimu Kaip pasirinkti kūdikio lytį. Daliai skaitytojų tikriausiai iš karto kyla klausimas, ar apskritai yra moralu nenorėti kažkurios lyties kūdikio. Na, jeigu jūs vadovaujatės posakiu, kaip Dievas duos, tai bus gerai, ši knyga tikrai nėra skirta jums. Bet, pasak knygos autorių, išmintingai taikomi kūdikio lyties pasirinkimo metodai yra gerovės veiksnys, padedantis kurti laimingesnės šeimas ir sveikesnę visuomenę. O ir lyties planavimo metodai aprašyti šioje knygoje, tai tikrai nėra kažkokios vudų praktikos ar medicininė intervencija, tai tiesiog natūralios paprastojo skaičiavimo gudrybės. Taigi knyga bus naudinga plačių pažiūrų būsimiesiems tėvams. Dexteris Morganas – paslaptingas kraujo dėmių ekspertas dirbantis Majamio policijoje. Skaitytojams šis veikėjas yra tikrai geriau žinomas iš televizijos serialo tuo pačiu pavadinimu Dexteris. Na, žinoma, ne pirmas kartas, kai gera knyga yra perkeliama ir į žydruosius ekranus. Ir kaip visada, rašytinis istorijos variantas yra gerokai išsamesnis, įtaigesnis ir baugesnis. Juk iš tikrųjų dažnai rašytojo vaizduotę eteris turi cenzūruoti. Taigi susipažinkite su Dexteriu iš naujo. Dienomis jis tarnauja visuomeniai, tirdamas žiaurius nusikaltimus. Na, o naktimis jis pats tuos nusikaltimus ir daro. Tiesa, nesmerkite Dexterio iš anksto, jis žudo tik pačius baisiausius nusikaltėlius, kurie išvengia teisingumo. Pirmoje serijos knygoje Tamsūs sapnai Dexteris susiduria su jo braižą mėgdžiojančiu žudiku. Jis jaučiasi ir pamalonintas, ir išsigandęs matyti save iš šalies, tikrai ne pats maloniausias potyris. Galiu pasakyti, kad iš karto yra knygynų lentynose pasirodžiusios 2 serijos apie Dexterį knygos. Na, o vaikai tikriausiai puikiai pamena smalsią ir išradingą mergaitę Flaviją, kuri sugebėjo išnarplioti tikrai sudėtingą detektyvinę mįslę Alano Bradley knygoje Saldumas pyrago dugne. Na, Flavijos nuotykiai tuo nesibaigė. Antroje trilogijos dalyje koriko maišo virvė gabioji mergaitė įsilieja į klajojančio leilių teatro trupę ir tampa mįslingos žmogžudystės įvykdytos tiesiai priešai žiūrovų akis liudininkė. Painioje istorijoje ir vėl šmėžuoja keistoji Flavijos šeiminėlė. Nepakenčiamos seserys, įkyri tetulė, plepi virėja ir dešiniaja ranka tapęs dogeris. Slaptoje chemijos laboratorijoje vėl vyksta magiški atradimai, o pakeliui atsiranda daug naujų įtartinų veikėjų. Kaip seksis Flavijai išsiaiškinti naują detektyvinę mįslę, vaikai sužinos perskaitę knygą Koriko maišo virvė.
Na, tiems, kas ruošiasi atostogauti, tikrai yra labai svarbu mokėti, kaip tas atostogas įamžinti, kad vėliau galėtumėte prisiminti. Vartydami savo nuotraukų albumus ar peržiūrėdami nuotraukas kompiuterio ekranuose, jūs tikriausiai dažnai pagalvojate, kad pats metas pakeisti jūsų mylimą muilinę, taip vadinamą, į pakankamai profesionalų fotoaparatą. Bet kaip išmokti juo fotografuoti, kad pasiėmus tikrai gerą daiktą į rankas netektų naudotis tik tai autofunkcija. Tam jums reikalinga naujoji knyga Išsamus fotografijos kursas. Ši knyga yra skirta daugiausia pradedantiesiems fotografams, kuriems, kaip jau minėjau, paėmus tikrai kokybišką fotoaparatą į rankas, gali pritrūkti žinių, kaip juo naudotis. Viskas labai išsamei, aiškiai, nuo pat pradžių yra paaiškinama šioje knygoje ir manau, kad perskaitę ją, pervertę ją, jūs tikrai mokėsite fotografuoti, naudodamiesi ne tik autofunkciją. Na ir paskutinė knyga šį rytą yra skirta busimosioms būrėjoms, raganoms ar šiaip žmonėms, kurie buvo pas būrėjus ir nusivylė jų teikiamomis paslaugomis. Tai yra knyga apie taro kortas. Vartydami ją, jūs sužinosite visas taro kortų reikšmes, išmoksite visus taro kortų dėliojimo būdus ir interpretavimo variantus. Šioje knygoje taip pat įdėtos ir pačios taro kortos, taigi iškart galėsite savo naujai įgytas žinias pritaikyti burdami savo ir savo draugams. Tuo šiandieną ir baigsiu. Ačiū už dėmesį. Rubrika remia knygynas Pegasas.